Treneri, jūsų komentaras apie rungtynes. Rungtynės buvo gan lengvas, nes esam neblogoj formai, oras buvo geras, nei vėjas, aikštė gera. Merginos, kaip ir praeitas rungtynės, savo malonumui žaidė ir primušo 2 įvarčių. Treneri, į klubo istorijos rekordų knygą įsirašėme dar vieną pasiekimą. Pelnėme 200 įvarčių per vieną sezoną. Dar pelnysime daugiau. Kaip vertinate šį pasiekimą? Buvo kryptingas pasirengimas nuo metų pradžios. Pasijungė legionierės. Ir tų įvarčių primušom, ne vien čia jų nuopelnas yra, nes mūsų kraštiniai saugai ir Sima, ir Algimantė daug padarė perdavimų tikslių, kad juos tą pasiektų. Visą komandą tuos įvarčius mušo. Bet rekordą kažkaip neakcentavom. Matėm, kad tie įvarčiai kyla, bet kad ten būtume kokius uždavinius kėlę, kad būtinai mušę ant tų įvarčių, tai nebuvo. Bet kai žaidimas yra tavo, tai ir tie įvarčiai yra. Treneri, sezono eigoje buvo visko. Dar liko vienas rungtynės, bet galime jau padaryti šiokį tokį apibendrinimą. Buvo ir pralaimėjimų, buvo skaudžių pralaimėjimų, buvo lengvų pergalių ir sudėtingų. Kaip vis tik įvertinumėte šį 2016 metų sezoną? Aš manau, kad statistiškai tas sezonas buvo geriausias. Dėl to, kad mes Lietuvoje laimėjom viską. Ir pagal įmušus, ir pagal viską, ir Europai, kur mes žaidėme, mums nepavyko, mes nešėjome į kitą etapą, bet statistiniai duomenys buvo patys geriausi, nes daug įmušom, 6 taškus paėmėm. Ir galvoju, kitą metą nemažinti tempą ir aišku, mums reikia kaip nors to Europai prasimušti iš grupės. Pagrindinis tikslas bus Europai išeiti. Ir turbūt kitą sezoną irgi stengsimės išlaikyti komandos branduolį, kuris šiemet susilipdė visai neblogai. Branduolys, taip, stengsimės išlaikyti.